Manau, kad žiema didelių bėdų golfo aikštynų nepridarė, nors buvo, sakykime, ir šalta žiema, gal jinai buvo kiek kitokia nuo jau įprastų šiltų žiemų, bet ši žiema buvo gera golfo aikštynui vien dėl to, kad iš karto iškrito sniegas ir tada užšalo ir aikštynas savo po sniego danga žiemoja. Taigi bėdų neturime, viskas yra lyg ir gražu, tvarkinga, smulkių dėmelių kaip visada atsiranda, bet jas įmanoma ištaisyti ir pasiruošti aikštyną atidaryti laiku. Šiemet, ką mes planuojame? Šiemet mes turime pasikeitimą. Visų pirma, yra parduotuvės operatorius naujas, dėl ko mes keitėme operatorių, vien dėl to, kad sumažinti kainas ir pasiūlyti gausesnį prekių asortimentą. Golfo klubas stengiasi išlaikyti tas pačias tradicijas, tai yra pasitiks tą patį administratorių, tie patys treneriai, tiek Ostinas, tiek Egidijus, jie bus ir siūlys savo paslaugas. Taigi norime, kad žmonės, kurie jau yra įpratę treniruotis arba pažįsta mūsų klubą, atvyktų ir rastų tos pačius veidus. Aikštynui didesnį dėmesį skirsime kokybei, tai yra gerinsime pačių grynų kokybę, kad įtiktume lietuvių išrankiam skonį, tai yra gerai riedėtų kamuoliukas. Taipogi šiek tiek daugiau prižiūrėsime semirafus ir rafus, kas yra aukšta žolė, ir ją mažinsime taip, kad žaidėjams būtų daug lengviau žaisti. Tai yra tiek pradedantis, tiek esame pamatę skirtumą nuo ankstesnių metų. Tai yra visiems bus lengviau žaisti. Dar viena naujovė mūsų aikštynė yra tai, kad mes pasidarėme slope sistemą, tai yra sistema, kuri pasako apie aikštyno sudėtingumą ir priduoda žaidėjui papildomų balų. Tai galiu tik įvardinti tai, kad mūsų aikštynas Lietuvoje yra pats sudėtingiausias, todėl ta sistema labai pagelbės ir galės džiaugtis visi žaidėjai, kad jie turi papildomai balų. Visą sezoną mes tikrai planuojame turėti ne mažiau negu pernai turnyrų, tai yra apie 16-18 turnyrų, nes sezono eigoje nusimato dar turnyrų papildymas. Kuo ypatingi šie metai tai, kad mes turėsime Lietuvos golfo federacijos taurę 2 dienas turnyrą, kas jau buvo tik tai prieš metus, tai yra 2008 metais. Turėsime 3 reitinginius turnyrus ir vėl turėsime tradicinį UNICEF labdaros turnyrą. Kiti turnyrai yra komerciniai, šeimininiai, tai manau, kad nieko jie neįsiskirs, gal pasikeis rėmėjai, bet aišku, didėja žaidėjų gretos ir kaip visada visą sezoną vainikuos Versus turnyras. Visus noriu pakviesti 17 dieną balandžio atvykti į sezono atidarymo turnyrą, kuris jau dabar matosi, kad bus gausus žaidėjų ir tuo pačiu, kaip matome, šią savaitę yra geras oras ir aikštynas bus paruoštas tikrai puikiai sezono atidarymui.